Sveikinu, draugai. Na tai ką, tęsime pirmykštės bendruomenės istorijos tyrinėjimą. Prieš tai mes net 2 laidas skyrėme religijai. O dabar reikia pakalbėti apie kitus 2 svarbius dalykus – apie ginklus ir apie karą. Nes karas ir ginklai, kad ir kaip būtų gaila, supa mus net ir dabar, šiais laikais, 21 amžiuje. Todėl šiandien pakalbėsime apie pirmykščius ginklus. Pirmykštis žmogus pačioje pradžioje, kai dar buvo net ne homo sapiens, aišku, kad pažinojo ginklus. Bet ginklai jiem nieko nesiskyrė nuo ūkinės paskirties daiktų. Tai yra akmuo ir lazda. Nes treniruotas žmogaus kumštis gali nuveikti daugybę žygdarbių. Bet jei jame sugniaužite akmenį, kokį taip kilograminį ar 1,5 kilogramo, smūgis bus žymiai stipresnis. Ir jis pavojingas net laukiniam žvėriui. Tas pats ir su lazda. Nes lazda nejaučia skausmo. Todėl su jos pagalba galima labai stipriai trinktelti. O be to, ji dar ir prailgina ranką. Tai yra, galima atakuoti už didelio atstumo esantį taikinį, neprisiartinant prie pat. Na, o lazdos ilgis leidžia atlikti ką? Teisingai, padidinti svertą, kuris veikia taikinį. O tai reiškia daug kartų padidinti smūgio stiprumą. Todėl prisiminkime, pirmieji 2 ginklai tai akmuo ir lazda. Vėliau jie savaime aišku evoliucionavo. Na, o atskira akmens evoliucija ir atskira lazdos evoliucija anksčiau ar vėliau turėjo susijungti. Bet tai buvo labai negreitas reikalas. Pradėsime nuo lazdos. Pats paprasčiausias žmogaus specialiai pagamintas ginklas, nepagriebta nuo žemės kokia tai sudžiūvusi šaka, o pagaminta specialiai, buvo arba ietis, arba lazda. Tai yra kuoka. Ietis tai suprantama daugmaž tiesus, labai ilgas pagalys su vienu užaštrintu galu. Na, o lazda žymiai trumpesnė, žymiai masyvesnė, neužaštrinta. Ietis atlieka duriamąjį poveikį, o lazda kuoka smūginį triuškinantį poveikį. Pirmiausiai pakalbėsime apie ietį. Antropologai vienareikšmiškai teigia, kad jau daugelis beždžionių naudojo aštrius pagalius, kad išdarkyti, pavyzdžiui, skruzdėlynus ar termitynus, arba kad medžioti mažus žvėrelius. Tarp kitko, tame tarpe ir medžioti už save mažesnės beždžionės. Bet, tai svarbu, beždžionė niekada nenaudoja nei pagalį, nei akmenis, kad nužudyti stambų grobį. Tame tarpe jei grobis tokio pat dydžio kaip ir pati beždžionė. Tokia praktika tai labai specifinė žmogaus ypatybė. Todėl, kad tik žmogus sugalvoja iečių pagalba medžioti, pavyzdžiui, dramblius. Nei viena beždžionė, net ir pati stambiausia gorila, niekada nešoks ant dramblio. Nesvarbu ten su pagaliu ar su ietimi. Paprasčiausia dėl to, kad ji nesugebėtų jo suvalgyti. Netgi jei staiga taip nutiktų, kad gorila nugalėtų. Bet, kaip patys puikiai suprantate, tai ypač mažai tikėtina. Na, o štai žmogus gali. Ir žmogus greičiausiai nugalės dramblį. Todėl, kad jis niekada nemedžioja vienas. Ir štai būtent dėl ieties turėjimo, kaip specialiai pagaminto, o ne šiaip kažkokio tai pagalio, o specialiai pagaminto ilgo tiesaus ar ištiesinto pagalio su užaštrintu galu, tai jau tikrai labai pakeitė senovinių medžiotojų medžiojimo praktikas. Todėl, kad ietis, skirtingai nei pagalys, žymiai ilgesnis, o tai reiškia, galima atlikti smūgius iš dar didesnio atstumo. Ir štai ieties smūgis, ypač jei atliktas netikėtai, iš pasalos, leidžia nužudyti žvėrį vienu smūgiu, net ir stambų žvėrį. Įsiklausykite, pasinaudojus paprasčiausiu pagaliu, vienu smūgiu galima nudobti elnę, jei mes mokame tai daryti. O kas tai yra elnių nužudimas? Tai jūs jau iš karto kokioms 2 savaitėm garantuotai aprūpinti maistu. Ir jums po viso šito, kurį tai ilgesnį laiką, nereikės sunkiai dirbti, tai yra medžioti. Kitokia ieties forma buvo lengva mėtoma ietis, kurią dabar vadiname svaidoma akstim. Tokia ietis, savaime aišku, buvo žymiai mažesnė, nei ta ietis, kurią dūrė rankomis. Paprasčiausiai dėl to, kad būtų galima ją toli nusviesti. Ji buvo kokia 2–2,5 karto mažesnė. O kai tik ietį pradėjo svaidyti, žmonės įgavo galimybę medžioti net ir labai greitus žvėris. Ir jo žudyti iš didelio atstumo. Nes pabandykite, pavyzdžiui, prisilinti prie gazelės, su ietimi, kad ją nudurti. Ji paprasčiausiai pabėgs. O bėgioja į tokiu greičiu, kad jūs ją niekada gyvenime nepavysite. Todėl reikėjo kažką sugalvoti. Kažkur tai jas įvaryti, įginti spąstus, į pasalą. O štai įsviesti ietį per atstumą, tai galbūt kažką ir nužudysite. Ir aprūpinsite savo šeimą maistu. Savaime aišku, medžioklis ginklas greitai pavirto tiesioginė prasme į ginklą. Todėl, kad su kaimynais, savaime aišku, jau akmens amžiuje prasidėjo konfliktai. Prasidėjo karų istorija. Ir ieties turėjimas suteikė didžiulį pranašumą prieš tą, pas ką rankose ieties nėra. Net jei pas jūs maža lazda, o pas priešininką ilga ietis, tai žmogus su ietimi turės didelį pranašumą.
Paprasčiausiai dėl to, kad sugebės 2, 3, 4 kartus durti iki to momento, kol žmogus su lazda pasieks savo priešininką. Tai yra, jis turės didelį pranašumą. Ietis buvo naudojama labai ilgai. Tai vienas iš pačių seniausių ginklų. Ir yra universalus. Tai yra plačiai paplitęs. Jis paprastas, prieinamas, pagaminti galima visur, kur yra medis. O seniausi archeologų atradimai iš viso pasakoja mums apie ietis, kurių amžius yra, įsiklausykite, 360 ar 420 tūkstančių metų. Tai ietis rastos Esekse, Didžioji Britanija, ir Šioningene, Vokietijoje. 360 tūkstančių metų – tai dar prieš atsirandant mūsų tiesioginiams protėviams – Homo sapiens. Sujungti pagalį ir akmeninį antgalį specialiai pagal astą sugalvojo kažkur tai apie 200 tūkstančių metų atgal. Etiopijoje buvo rastos ietis su jau tokiais įstatytais užaštrintais akmeniniais antgaliais. Nors yra ir senesni radiniai. Pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikoje buvo rasta net 13 užaštrintų akmeninių antgalių, kurie galimai gali būti laikomi būtent iečių antgaliais. Ir jų amžius net 400-500 tūkstančių metų. Čia iš viso belia kokia senovė. Nors, tiesą sakant, tai ginčytinas klausimas. Todėl bent jau šiuo metu mes negalime tą garantuotai teigti. Vidurinėme paleolite, tai yra vidurinėme akmens amžiuje, maždaug prieš 200 tūkstančių metų, ietis jau tikrai buvo aprūpinama akmeniniais antgaliais. Žymiai plonesniais. Prisimenate, kai senesnėje laidoje mes kalbėjome apie įrankius. Būtent tada plinta ir akmens retušavimo technika. Tai reiškia, kad antgaliai tampa daug panašesni į šiuolaikinius metalinius antgalius. Vien dėl to, kad jie buvo apdirbami labai mažais judesiais, kurie palikdavo labai nedidelius įdubimus. Taip sumažindami trinti, kai antgalis patenka į aukos odą ir į kūną. Todėl jie buvo galima giliau ir lengviau smeigti. Jie buvo tiesiog efektyvesni. Dar yra vėlyvasis paleolitas. Maždaug prieš 40-35 tūkstančius metų atsirado iečių antgaliai specialiai pagaminti iš titnagų įdėklų arba išdrožti iš kaulo. Ir štai čia matome didžiulį antgalių tipų ir jų tvirtinimo ant kotų būdų įvairovę. O jau vario amžiuje, tai yra eneolite, kažkur apie 4000 metų prieš mūsų erą, iečių antgaliai pradėti gaminti iš vario, o vėliau, žinoma, ir iš bronzos. Bet čia jau bronzos amžius, atsiradusios civilizacijos. Apie tai kalbėsime vėliau. O dabar kol kas kalbame apie pirmykščius laikus. Palyginti su kitais ginklais, ietis yra labai mažai funkcionalios. Tiksliau, jos yra beveik bifunkcionalios. Ir skirtos arba atlikti dūrį, arba atlikti metimą. Todėl iečių antgalių formų variantai yra labai panašus viens į kitą per visų jų egzistavimo laikotarpį, iki pat XIX amžiaus. Nes net XIX amžiuje gamykloje nukalus plieninius iečių antgalius galime palyginti su akmens amžiaus iečių antgaliais. Ir greičiausiai rasime analogijų. Netikslių, bet panašių. Gali labai skirtis rankenos konstrukcijos ilgis, rankenos svoris, koto svoris. Akivaizdu, kad lengvi ir ploni nedideli antgaliai buvo tvirtinami ant nedidelio koto, maždaug 1,5, gal 2 metrų ilgio. Ir jie buvo skirti sviesti, nes ietis su sunkiu antgaliu sviesti nepatogu. Ir kad tai padarytum, turėtum būti labai stiprus žmogus. Todėl paprastai ginklas buvo pritaikytas vidutiniokui. Beje, tokių iečių buvo labai daug ir jos labai ilgai dominavo. Aišku, niekas nesako, kad svaidamą ietį negalima panaudoti paprasčiausiai ją laikant rankose, kaip durklą ir paprasčiausiai ją durti, smogti. Bet taip pat ją galima dar ir sviesti. Labai patogu. O tai svarbu ir kare, ir medžioklėje. Ir tik vario amžiuje atsiranda siaurai specializuoti galingi antgaliai, kurie tvirtinami ant sunkaus storo koto, kuriuos buvo galima naudoti tik smūgiams. Jų nebuvo galima sviesti. Tai yra sunki ietis, kuri pirmiausia buvo skirta medžioti stambų žvėrį, arba žmogų, karo metu. Net jei jis turi kokius nors gynybinius šarvus. Tokias ietis sviesti tiesiog neįmanoma. Prie viso to, tada taip pat vario ir ankstyvajame bronzos amžiuje atsirado specializuotos labai lengvos ietis, akstys, kurios iš esmės skirtos tik svaidyti. Jos turėjo labai mažą antgalį ir trumpą kotą, kartais trumpesnė nei 1,5 metro. Štai maždaug tokiu būdu evoliucionavo ietis. O dabar pakalbėsime apie lazdą. Lazda – tai yra kuoka. Kas yra kuoka? Tai, kaip ir sakiau, smogiamasis, triuškinantis ginklas. Iš pradžių tai buvo tiesiog pagalys ir savaime aišku dėl to jis įgavo universalų paplitimą. Nes lazdą gali pasigaminti praktiškai bet kas. Praktiškai visur, kur tik yra medis. Arba tarkime ten, kur yra koks nors didelis kaulas. Pavyzdžiui, galite rasti negyvą mamutą, nupjauti jo iltį ir iš jos pasigaminti labai stiprią, labai sunkią ir neįtikėtinai pavojingą kuoką. Paprastai kuoka turi vieną sustorėjusi ir todėl sunkesnį galą. Tokiu būdu ilgas pagalys, kuris veikia kaip svertas ir kaip žmogaus rankos pratęsimas su pasunkintu vienu galu, gali suduoti labai stiprų triuškinantį, net kaulus triuškinantį smūgį.
O tai reiškia, kad kuokos pagalba specialiai apmokytas arba turintis daug praktikos žmogus gali, pavyzdžiui, pramušti kaukolę. Net šernui. Tai padaryti labai sunku, tačiau įmanoma. Tokio gyvūno kaip šernas kaukolę mes niekada negalėsime praskelti plika ranka, o štai su kuoka galima. Tarp kitko, kuoką galima naudoti ne tik kovojant rankomis, bet ir kaip svaidamąjį ginklą, medžiojant vienokius ar kitokius gyvūnus, arba žmogų. Paprastai ne kokį nors stambų žvėrį. Apie tai pakalbėsime vėliau, nes dabar kalbame apie seniausius kuokų radinius. Specialiai žmogaus įrankis apdirbtos lazdos, bent jau iš to, ką žinome dabar, datuojamas mezolito laikotarpiu. Štai pavyzdžiui, Kalambo kriklyje, Zambijoje, Afrikoje, rasta kuoka, kuriai truputį mažiau nei kažkur 200 000 metų. Tai jau net ne mezolitas, o vidurinysis ir vėlyvasis paleolitas. Matyti jos buvo naudojamos ne tik artimai kovai rankomis, bet ir gyvūnams pribaigti. Tokios kuokos buvo uždrožtos iš vientiso kieto medžio gabalo ir išpjautos ne iš bet kurios medžio dalies, o iš arti šaknies esančios dalies. Pavyzdžiui, sunkesnioji didesnė dalis buvo gaminama iš vietos esančios arčiau kamieno, kur mediena yra didžiausio tankio ir kietumo. Na, o kai lazdą išmoko derinti su akmeniu ar kaulu, pavyzdžiui, į lazdoje esantį tarpą įstatant kaulo arba akmens atplaišą, tai čia jau buvo padidinamas ne tik smogamojo galo svoris, bet ir smūgio padarytas žalos dydis. Nes mes visi puikiai suprantame, kad jei iš medžio gabalo kyšo visokie kaulo ar akmens spygliai, tai smūgis bus tikrai baisus ir žalojantis. Gavosi toks pirmykštis vėzdas. Na ir labai seniai kyla idėja jau apie ne tik iš kuokos kyšančius spyglius, bet ir apie buožę. Kai iš akmens ar kaulo buvo uždrožiamos specialios daugiakampės, disko ar apvalios viršūnės, kurios prie rankenos buvo tvirtinamos odiniais dirželiais arba klijais. Kadangi šias akmeninės sferinės ar disko formos konstrukcijos sunku pritvirtinti klijais prie koto, tai jas pradėta gręžti per vidurį. Atsirado tam tikra įvorė, tai yra skylė, į kurią buvo galima įkišti pagalį. Pavyzdžiui, ten galima įkišti dar augantį medį, kad jis augtų kartu su šiuo akmeniu. Paskui medis buvo nupjaunamas ir išdžiovinamas. Tokiu būdu viršūnė tapdavo patikimai sujungta su kotu. Kitas metodas buvo susijęs su rankenos mirkymu. Tai reiškia, kad rankena, kaip ir bet koks medis, pradėdavo storėti, todėl įsiplėsdavo įvorėje. Arba įvorėje kišdavo medinį pleištą ir jį kaldavo. Na, o buožė, nesvarbu, ar ji būtų akmeninė, ar kaulinė, ar vėliau nulieta iš metalo, vario ar bronzos, yra visai kas kita. Tai specializuotas, labai veiksmingas ginklas, iš kurio kilo daugelis viduramžių ginklų. Pavyzdžiui, kuokų pagalba vyko vienas seniausių žmonijos istorijoje archeologiškai užfiksuotų susirėmimų. 1996 metais netoli Tolenzės upės prieš Pomeraniją, Maklenburgą, tai yra Vokietijoje, Šiaurės Vokietijoje, rastas bronzos amžiaus mūšio laukas, kuriam buvo nustatyta data 13 amžius prieš mūsų erą. Tik pagalvokite, ir būtent ten buvo rastos medinės kuokos. Tarp jų, viena iš jų, tiksliau kai kurios iš jų, turėjo tiesiog šiuolaikinės beisbolo lazdos formas 73-74 cm ilgio išdrožtos iš uosio medienos. Kita kuoka buvo labai panaši į kroketo plaktuką. Tai yra medinį plaktuką specialiai išdrožta iš erškėčio medienos. Kadangi jos buvo rastos kartu su žuvusiais, tai aiškiai rodo, kad jos buvo naudojamos mūšio lauke. Ten taip pat buvo naudojama buožė. Kitas ginklas, į kurį išsivystė lazda, buvo bumerangas. Esu tikras, kad visi esate girdėję apie šį išradimą. Turiu omenyje, kai sakydavome Australijos aborigenas, tai anksčiau ir vėliau išgirsdavome žodį bumerangas. Tai tokia lenkta, plokščia, specialiai išpjauta lentelė, kurią teisingų būdų metant, jį padaro ratą ir grįžta pas savininką. Tačiau bumerangai buvo žinomi tikriausiai beveik visur, kur egzistavo žmogus. Patys seniausi iki mūsų dienų išlikę bumerangai yra iš Karpatų. Jiems apie 30 000 metų. Tačiau pati lazdos metimo idėja, mes suprantame, kad tai tas pats, kas mesti akmenį. Čia nėra nieko sudėtingo. Ir matyt, tokiu būdu medžiojo mūsų labai tolimi protėviai, dar prieš atsirandant Homo sapiens. Paėmė lazdą, metėjai. Paėmė akmenį, metėjai. Viskas labai elementaru ir paprasta. Bet va būtent specialiai išpjauta ir išlenkta lazda, kuri sugeba išsisukti ir suduoti labai stiprų smūgį į taikinį, tai bumerangas, specialiai pagaminta svaidamoji lazda, atsiranda maždaug prieš 30 000 metų ir išplinta. Tik pagalvokite, Egipte buvo bumerangų, Graikijoje buvo bumerangų, net romėnai, bent jau italikai, žinojo, kas tai yra bumerangas. Jie neturėjo specialius žodžius, kuriais vadino šios ginklus. Jų yra Kinijoje, jų yra Ramiojo vandenyno salose, jų yra galų gale net Pietų Afrikoje, jų žinoma yra ir Australijoje. Grįžtantis, skraidantis bumerangas. Plokščias, specialiai sukurtas aerodinaminės formos bumerangas. Manoma, kad tai yra tik australų ginklas. Tačiau tai nėra tiesa.
Mat specialūs, grįžtantis aerodinamiški bumerangai buvo puikiai žinomi dar senovės egiptiečiams ir matyt tarnavo smulkiems gyvūnams medžioti. Turbūt buvo labai populiaru. Toks grakštus ir vikrus metimas, kuriuo numušamas pavyzdžiui skrendantis paukštis, ir bumerangas grįžta atgal pas metamosios lazdos savininką. Tada galima prieiti ir paimti paukštį, o su ta pačia lazda medžioti ir toliau. Net faraonai, tai yra Egipto karaliai, neatsispyrė tokioms pramogoms. Kirvis dar vienas senovinis ginklas. Kirvis dar vienas pavyzdys, kaip lazda iš pradžių susijungia su akmeniu. Štai žmogus pasigabindavo tradicinį akmeninį kirtiklį, kurį rankos judesiu pritaikydavo vienokio ar kitokio paviršiaus apdorojimui. Norėdamas ką nors kasti, doroti odą ir net pavyzdžiui kirsti medžius ar gintis nuo laukinių gyvūnų. Tačiau jau supratome, kad ilga lazda mums suteikia daugybę privalumų. Jis smūgiuoja stipriau ir smūgiuoja toliau. Taigi, kas mums trukdo sujungti akmenį ir lazdą? Akmens ir lazdos aštraus, specialiai apdoroto iš galasto akmens ir lazdos derinys lėmė kirvio atsiradimą. Pagal viską sprendžiant, iš pradžių kirvis buvo tam tikros pleišto formos. Gana didelis akmeninis peilis, kuris buvo įkišamas į skylę vienoje ar kitoje lazdoje, kuokoje. Skylė, kaip taisyklė, būdavo išdeginama. Į ją įstatydavo akmenį, tvirtai jį įkaldavo ir galbūt sutvirtindavo odiniais ar kitokiais dirželiais. Tokiu būdu peilio durintis ar pjaunantis judesys buvo suderintas su smagračio sverto judesiu, suteikiančiu didžiulę jėgą darbiniam pjaunančiam paviršiui. Dėl to visų pirma tapo įmanoma patogiai kirsti medžius, o visų antra, kirvio smūgis į gyvą taikinį medžioklėje ar kare yra absoliučiai siaubingas dalykas. Todėl labai greit sugalvojo, kad prie lazdos juk galima pritvirtinti ne pleišto formos ašmenis, ne stačiakampius ar trapecinius ašmenis, o būtent pagalastą peilį. Toks ginklas buvo labai greitai sukurtas. Ir tai jau buvo būtent karinis ginklas, o ne koks nors įrankis. Taigi, tokiu būdu jau turime specialų karinį kovos kūjį. Atsiranda jis kažkur tai apie neolitą. Vėliau tokie daiktai pradėti gaminti iš metalo. Iš pradžių vario, o vėliau ir iš bronzos. Tokiu būdu iš karto išsiplėtė senovinių ginklų įvairovė. Tačiau tai jau vėlesnių epochų klausimas. Todėl apie tai pakalbėsime kitose mūsų pokalbiuose. Na ir žinoma, svarbiausias ginklų evoliucijos etapas buvo specialiųjų ginklų svaidymo prietaisų išradimas. Visi žino apie lanką, bet prieš atsirandant lankui buvo tokios ietsvaidės – atlatlai. Jei kalbėsime Meksikos indėnų kalba. Atlatlas – tai ietsvaidė. Tai gana ilga lentelė, kurios gale yra atsikišimas. Nesvarbu, ar specialiai pagaminta, ar tiesiog nupjauta medžio šaknis, kad gale būtų natūralus atsikišimas. Į tą atsikišimą buvo įstatomas ieties galas, o ietis buvo sviedžiama ne tiesiog į ranką, o jėga perduodama per lentą. Ji buvo ilga kartais iki 1,5 metro ilgio. Tokiu būdu ietis sviesdavo su papildoma gan ilgo sverto jėga, leidžiančias nusviesti lengvą ietį net, įsiklausykite, 150 ar net 200 metrų. Tokio stumo vien tik ranka su ietimi niekaip nenusviestumėte. Gana greitai atsirado ieties svaidyklės, vienokiu ar kitokiu būdu sujungtos su virve ar su odiniu diržu. Tai reiškia, kad ilga odinė arba virvinė kilpa buvo pritvirtinama prie ietsvaidės galo. Ir būtent į ją būdavo įstatoma ietis, o tai dar labiau pailgindavo svertą. Ir metimas būdavo dar stipresnis. Kai kurios ietis, kurios buvo gaminamos iš karto kaip svaidamoji ietis ir neturėjo būti naudojama artimoje kovoje kaip smogiamasis doriamasis ginklas, kare ir medžioklėje, buvo gaminamas jau su kilpa gale. Tokiu būdu ietis jau iš karto buvo sujungta su ietsvaide. Nors ir primityvia, dirželinė. Ieties metikas paimdavo tą virvinę kilpą ir būtent specialiai pritvirtintos kilpos pagalba sviesdavo ietį. Vėlgi daug kartų sustiprindamas metimą. O gudrus graikai nuėjo dar toliau. Jie susiprato tokią kilpą spirale apvynioti aplinkotą galą. Taigi sviesdami jie dviem pirštais laikydavo patį kilpos galą. Virvė įsisukdavo ir paleisdavo ietį ne šiaip skrieti, o įsukant ietį spirale, kuri be susukančiai iečiai suteikdavo maksimalų stabilumą. Mes juk žinome, kad net šiuolaikinė šaunamųjų ginklų kulka eina išilgai per graižtvinį ginklo vamzdį, kad jį judėtų spirale, taip suteikdama skrydžių stabilumo ir taiklumo. Štai iki kokio, galima sakyti, pagal tos laikus aukšto lygio, jau buvo sugalvota dar tada, kai tik buvo išrasti ieties svaidymo prietaisai. Seniai, dar neolito laikotarpiu. Be ieties metimų įrankio žinomas ir kitas senovinis svaidymo įrankis. Tai yra svaidyklė. Tai primityviausias įrankis, kuris matyt apskritai atsirado akmens amžiuje, kai žmonės išmoko pinti virves iš gyvūnų plaukų arba augalų žievės. Virvė buvo ilga, maždaug metro ilgio, o perlenkta per vidurį turėjo specialiai šaustą arba papildomai pritvirtintą odinę kišenę, į kurią buvo galima įdėti akmenį.
Tada paėmus šią kilpą už priešininko galo ir įsukus virš galvos, tai reikėjo teisingu laiku atleisti vieną iš galų, tokiu būdu paleidžiant akmenį į taikinį. Vėlgi, jei turime pusmetrinio sverto sukimo momentą, tai ant kiek bus stipresnis toks metimas, nei metimas vien tik ranka. Vėliau, jau vario amžiuje, o dar labiau bronzos amžiuje, atsirado specialiai pagaminti variniai, bronziniai arba švininiai ar alavo sviediniai, specialiai skirti svaidikliams. Taigi patyręs svedikas su ilga svaidyklė 70 gramų sviedinį nusviesdavo, tik pagalvokite, net 250 metrų. Kartais tai yra toliau, net kiek gali nušauti lankininkas. Antikos laikais yra žinomi atvejai, kai lankininkus kovoje atremdavo, nuvydavo svedikai vien dėl to, kad svedikai nusviesdavo savo sviedinius toliau nei lankininkai strėles. Tačiau iš pradžių, žinoma, svaidyklė tai buvo nepamainomas medžioklės įrankis. Patyrusiose rankose su specialiai apdorotu akmeniniu sviediniu arba sėkmingai parinktu akmeniu buvo galima sumedžioti beveik bet kokį gyvūną. Išskyrus stambiausius, pavyzdžiui, dramblius, mamutus, raganosius ar liūtus ir meškas. Ir jei 10-15 žmonių medžiotojų grupė akmenimis iš svaidyklio apmėtydavo net ir didelį liūtą ar lokį, galėjo jį labai rimtai sužeisti. Bet kuriuo atveju žvėris nuo tokio intensyvaus apšaudymo turėdavo bent jau atsitraukti. Na ir pagaliau lankas. Visi žino, kas tai yra. Genialus išradimas. Visiškai pakeitė žmonių medžioklės ir apskritai karybos pobūdį. Pradžioje tai paprasčiausiai sulenkta lazda su virvine orodine temple kitoje pusėje, kuri dėl savo tamprumo, kai templė atitraukiama atgal, gali paleisti į skrydį tokią mažą ietelę, kurią mes vadiname strėle. Iš tikrųjų strėlė, nepaisant jos išvaizdos primityvumo, yra sudėtingiausios konstrukcijos objektas, nes iš pradžių jai reikėjo pagaminti akmeninį angalį, atspėti tinkamą ilgį, kad šią strėlę tiesiog būtų galima stabilizuoti skrydžio metu, o į priešingą strėlės galą sugalvoti pritaisyti sparnelius, plunksną, kuris suteiktų skrydžiui stabilumo ir maksimalų taiklumą. Tai sudėtingiausias inžinierinis kūrinys, kuriam iš tikrųjų prireikė 1000 metų, kad būtų sukurtas tikrai veiksmingas mirtinas svaidomasis ginklas. Žinome, kad aborigenai Papua Naujosios Gvinėjos gyventojai, esantis ir dabar gan žemame žmonijos išsivystymo lygyje, vis dar naudoja strėles be plunksnų. Dėl šios priežasties jos yra itin trumpo nuotolio. Tai yra, jomis galima šaudyti gerai jei bent 30 metrų atstumu. Čia dar geriausiu atveju. Tačiau žmogus jau vėlyvajame paleolite greičiausiai žinojo, kaip panaudoti strėlių plunksnas. Na, o kas tai yra lankas? Lankui, kitaip nei svaidykliai, nereikia daug vietos. Įsivaizduokite, kad turite pusės metro ilgio virvę su akmeniu gale ir norėdami jį mesti, turite jį bent kartą iš visų jėgų užsimoti. Tai reiškia, kad jums reikės po metrą erdvės kiekvienoje pusėje ir tikriausia būtų geriausia atlikti tai stovint. Taigi, akmenį sviesti su svaidyklė iš pasalų tikriausiai negalėsite. O iš lanko galite šaudyti tiesiog iš bet kurios padėties. Stovint, gulint, sėdint, bėgant, šuolio metu, nesvarbu. Jei jūs mokate šaudyti iš lanko, galite šaudyti net gulėdami. O tai reiškia, kad galite jį naudoti medžiodami iš pasalų. Na ir kare galite jį naudoti iš pasalos, išlikdami nematomi priešai. Norint išsviesti akmenį ar specialiai pagamintą sviedinį iš svaidyklės, reikia pridėti daug pastangų. Taip, šaudant iš lanko irgi reikia pridėti nemažai pastangų, bet žymiai mažiau nei sviedžiant. Ir prie viso kito, šūvis iš lanko yra žymiai tikslesnis. Nes įsivaizduokite, su kokiu tikslumu reikia atspėti svaidyklės akmens paleidimo momentą, kad akmuo skriestų jums reikiamą kryptimi, o ne kur nors kitur, bele kur. O lanką jūs taikote tiesiai pagal strėlę. Kur žiūri strėlė, ten ir skris. Išmokti šaudyti iš lanko daug lengviau. Ir pagaliau pati strėlė yra daug lengvesnė nei pavyzdžiui akmuo svaidykliai. Ir tuo labiau lengvesnė už svaidamąją ietį. Nes įsivaizduokite, kad turite 1,5 metro ilgio ietį. Kiek tokių iečių galėsite pasiimti su savimi? 5? Čia gerai, jei bent 5. Tikriausiai bus mažiau. O maža strėlė ji dažniausiai būna 70-90 cm ilgio. Ir ji lengva. Ji sveria apie 50 gramų. Jų galite pasiimti su savim visą krūvą. 20, jei norite 30. Jūs kuo ramiausiai nusinešite. Taigi turėsite 30 šūvių, kurie leis jums medžioklėje ar kare efektyviam išbūti daug ilgiau. Ir lankas iš karto pakeitė karybos pobūdį. Tos gentys, kurios nežinojo lanko arba nemokėjo gerai jo naudotis, iš karto ėmė pralaiminėti žmonėms, kurie buvo ginkluoti lanku. Ir mes žinome, kad būtent lankininkų kultūra užvaldė beveik visą pasaulį, išskyrus Didžiąją salą. Iš tikrųjų žemyną, Australiją, kurią nuo likusio pasaulio skyrė tuo metu neįveikiamos vandens liūtis.
Australijos aborigenai prarado žinias apie lanką. Tiesiog todėl, kad šioje saloje jiems jo visiškai nereikėjo. Jie žino bumerangą ir svaidamąją ietį, o lanką jie pamiršo. Na, o Euraziją, Afriką ir apskritai Ameriką užkariavo žmonės, kurie puikiai pažinojo ir išmanė lanką. Paaiškėjo, kad nugalėti lankininką, pasirodo, negali niekas. Sakoma, nors tai ne visai tikslu, kad mūsų kaimynus neandertaliečius, atsiradusius daug anksčiau už Homo sapiens, tiesioginius mūsų protėvius, nugalėjo lankų ginkluoti kromaniečiai, nes neandertaliečiai greičiausiai nemokėjo naudotis lanku. Bet tai diskutuotinas klausimas. Na, o apie tai, kaip buvo naudojami ginklai, apie pirmykštį karą pakalbėsime sekančios senovės istorijos laidoje. O šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėjote. Parašykite komentarą, nepamirškite paspausti nykštį į viršų ir užsiprenumeruoti mano kanalą, nes man tai labai svarbu. Iki sekančios laidos.